Sveiki bičiuliai, šiandien sienai 4. Ta proga norime prisiminti per šiuos metus pastaruosius metus nuveiktus darbus, nes per 4 metus nuveikta tiek, kad jau nebesuskaičiuojame. O ką nuveikėm šiais metais, Šarūnas net užsirašė ant lapo, nes labai sunkiai pamenam, tai gal ir pasidalins. Jo, metai buvo intensyvūs ir su rezultatais. Taigi, kas šiemet atsitrenkė į sieną? Pirmiausia, metų pradžioje į sieną atsitrenkė netgi 2 sankcijų apėjimo schemos. Kokius turim rezultatus? Turim ikiteisminius tyrimus dėl 9 iš viso įmonių, kurios dalyvavo galimo sankcijų apėjimo schemose su mediena. Dar vienas atskiras didelis ikiteisminis tyrimas vyksta dėl mūsų mylimųjų trąšų epizodų. Toliau buvo tokie reikalai kaip Antanas Celofanas, jo verslo modeliai ir tai, kaip Miglė patapo telefoniniu sukčium ir sulaukė daug įdomių skambučių. Ir 3 savaitės teikė psichologinę pagalbą man skambinusiems asmenims. Mes kalbėjomės įdomiamis temomis apie ūkį ir bites, ir žvaigždes, mėnulio fazes ir panašius elementus. Ja, tai celofanas mums poveikį turėjo, mes poveikio celofanui galbūt dar ne, bet galbūt šiais metais nieko ir neįvyks, bet žinot, kiti metai, kitas kalendoriaus lapas, kitas kalendorius linkėjimai Olegui Šurajevui ir poveikis tęsiasi toliau, rimtesnis negu celofanas. Turim labai kolosalią žinią iš senų bylinėjimosi reikalų. Tai ponas Vladimiras Stefanovas, kuris vėlgi mūsų darbo dėka sėda į teisiamųjų suolą vienoje iš didžiausių pinigų plovimo bylų Lietuvos istorijoje. Turim ir patį šviežiausią pasiekimą, tai yra Romanas Abramovičius. Ir jo vaikai su lietuviškais pasais. Pastatėm per 2 dienas ant ausų ir prezidentą, ir vyriausybę. Ir pats ponas Abramovičius sureagavo, taip sakykime, savotiškai. Panašu, kad šita istorija nesibaigs. Ar turėsim Abramovičiaus įstatymą po sienos tyrimo, neaišku. Bet galim pasakyti, kad organizacija su 80 000 eurų metiniu biudžetu gali išjudinti milijardierius. O tai yra šis tas. Ir tai yra didžiaja dalimi jūsų dėka, nes kiekvienas mūsų organizacijai paukotas euras, kaip matome, jis virsta realiu poveikiu. Ir mes norime tą poveikį, gerąją naujieną nešti ir toliau. Kitiems metams jau turime pakankamai darbų, kad parodytumėm, jog jūsų eurai atsiperka. Ir šį gimtadienį norime paminėti šiek tiek kitaip negu pernai metais. Šiemet mes baliaus nekelsim, nes 5. gimtadienį, pusiau jubiliejų, norime švęsti laisvoje Ukrainoje. Todėl prašome, kokią norite pasirinktą sumą skirtą mūsų gimtadieniui pervesti į savo mėgstamiausią, mylimiausią Ukrainos pasipriešinimą remiantį fondą. Ačiū bičiuliai, kad esate su mumis ir kad leidžiate mums daryti tai, kas mus veža, nors ir nuvaro nuo kojų, bet įprasmina mūsų darbus. Iki ir slava Ukrainai. Herojams slava. Sveiki bičiuliai. Šiandien sienai 4 metai, o per 4 metus aš spėjau apsvepti. Nebepasnieku. Oi. Sveiki bičiuliai. Šiandien šieną radom. Sveiki bičiuliai.